Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos žinių kanalas. Sveikinu jūs tokią gražią žiemą, kur švelniai krenta snaigės, kur žiema, kur toks nuostabus rytas ir laukiame kalėdų. Taigi, mielieji, šventės yra labai gražu ir kada mes švenčiame gyvenimą, švenčiame šventes, ruošiamės, puošiamės, tai iš tiesų taip yra gera. Tiesiog, kad mes kažko laukiame. Šiandien noriu pakalbėti apie mūsų galogramas, kas tai yra iš tikrųjų galogramos. Praeitas įrašas buvo apie mūsų rožinius akinius, tai čia yra kažkas tai panašaus. Galogramos tai yra kaip tam filme, kur nueinam į filmą ir uždedam mums akinius ir mes matome įvairiausius vaizdus ir mes tiek įsijaučiam, kad mumise užsidega tam tikros emocijos, kažkas tai verkia, kažkas tai juokiasi, kažkas tai tiesiog supranta, kad tai yra tik filmas ir truputėlį atsitraukia, žiūri ir stebi, va čia tai filmas, suprantu, čia man akiniai ant akių, aš pasižiūrėsiu, išeisiu ir tai baigsis, ar ne? Ir toksai įsijungia stebėtojas. O kažkas įsijaučia tie, kad išreiškia emocijas. Dabar kas vyksta su mūsų gyvenimu? Tai žiūrėkit, kada mes neišgyvenam šito momento čia ir dabar, pasikartosiu, kada mes nesam šitam momente, tada mus nuneša arba į praeitį, arba į ateitį ir mums sukuria emocijas. Kodėl mums svarbu būti čia ir dabar? Todėl, kad šitam momente aš galiu kurti emocijas. Praeitį, kas įvyko, buvo mano sprendimas į tam tikrą įvykį reaguoti vienomis emocijomis. Į ateitį aš vėlgi kitomis emocijomis reaguoju. Dažniausiai, jeigu uždėta mums galogramą, mums rodoma, oi kaip gali būti, už tai čia visos žinios, dar visokie įvykiai, žodžiu, vyksta tam, kad iš mūsų sugeneruotų negatyves energijas. Mes kaip energijos generatoriai, mes iš tikrųjų energijos perdavėjai esam. Tik tai kokią stotį mes perdavinėjam? Ar tamsos kanalo, tai yra baimės, įtampos, nerimas, panikos atakos, ar ne? Jau panikos ataka yra pasekmė, ar ne? Kada mes žiūrime į ateitį, mes bijom, nerimaujam, kūnas banguojas kaip ta audra, žinot, nes mes iš vandens esam, ar ne? Ir visos ląstelės įsibanguoja iš to nerimo ir tada tenai uraganas ir panikos ataka, ar ne? Ir man atrodo, kad mes mirštam, iš tikrųjų mes save privedam prie tokios būsenos. Ir paskui prisiriša tos būsenos arba prie kažkokių įvykių lauke, ar tai parduotuviai, ar tai, žodžiu, bet mes privedam patys, kol laiku nesustabdom minčių lygmenį. Tai ir kodėl mums nori kiekvienas tas reklaminės stotis, klausykitės mano kanalo, imkit mano vibracijas, imkit mano dažnius, yra taip ir taip, ar ne? Tai kada mes labai į ateitį nueinam, tada mes pradedam bijoti. Kada mes praeitį, gali būti kažkoks įvykis, kuris mus nuolat trigerina, kaip sakau, kabina, ar ne? Tai vėlgi yra galograma, kad buvo taip ir buvo taip baisu ir ten irgi dirba tam tikros jėgos, ar ne? Ir tenai yra buvo baisu. Ir praktiškai abiejais atvejais, ir praeitį, ir ateitį, mes nevaldom situacijos, ar ne? Čia viskas vyksta mūsų minčių lygmenį, mūsų galogramą. Aš ją tiesiog išdidinu, kad mes pamatytumėm, kas vyksta mūsų galvose ir kurioje vietoje mes turim imti vairą ir valdyti. Nes čia man labai užduoda dažnai klausimą, kaip valdyti savo kvantinį lazerį, kaip valdyti savo mintis, kaip valdyti savo gyvenimą ir savo būsenas. Tai žodžiu, mūsų mintis pradeda užkuria toks kaip degtukas, ar ne, mūsų mintis sprendimą daro ir mūsų emocijos, kurios gyvena mūsų kūne, jos reaguoja ir tos emocijos valdo tada mūsų kūną ir ten kažkokie veiksmai vyksta, ar ne, procesai. Tai kada praeitį, kodėl labai svarbu išsigydyti tas vaikystės traumas? Todėl, kad daugelis dvasingų žmonių galvoja, kad jeigu aš ignoruosiu, tai to nebus. Mūsų kūnas atsimena kiekvieną traumą, kiekvieną įvykį. Mūsų kūnui nėra praeities ar ateities. Mūsų kūnui visuomet yra dabar.
Mes protų savo šokinėjam, pirmyn atgal ar ne, ir nebūnam čia ir dabar. Kad būt čia ir dabar, mes turim pratinti savo smegenis. Ar ne, kaip sako, oi, daug ten minčių, daug minčių. Tai rodo, kad pas jūs nėra name nei langų, nei durų, ar ne? Mes leidžiam ten vaikščioti, kas nori, kaip nori ir kada nori ateina, kada nori išeina. Toks praeinamas kiemas. Tai va, tai ką reiškia susistatyti langus, tai reiškia susidėti apsaugas, pradėti stebėti savo mintis, neleisti tų minčių ateiti, kurios mums nepatinka, ar ne? Įvairiausių yra iš tikrųjų būdų, bet tai čia ateikite į mokymus, į praktikas, į terapijas, mes tikrai išmoksim. Į kursą kvantiniai santykiai arba į Aiškiaregio akademiją. Tai va, tai žodžiu, susidedam langus, susidedam duris, žiūrim, kas ateina. Dabar žiūrėkit, daugelis žmonių sako, žmogus, va ten taip, mane erzina, mane nervina būtoje aplinkoje. Taip, kol mes pradžioj esam mažiukai dar, kad apsaugot savo būsenas ir išmokti jas jausti, tai yra taip, kad geriau tikrai vengti tų žmonių, kurie mus išmuša iš vėžių, kurie mūsų erzina, kurie... Bet dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Ką darė vienuoliai iš esmės, ne? Užsidarydavo į vienuolynus ir jie tenai tarydavo, atsiskirdavo nuo pasaulio, kuris yra purvinas, dualus ar ne, ir jie tarytum pabėgdavo į kažkokį rojų. Realiai nuo savo vidaus, nuo savo būsenų tu nepabėgsi. Ten lygiai taip pat gyveno vienuoliai, kurie vieni kitus erzino ir ten dar didesnis pragaras tapdavo, ar ne? Čia kalba ne apie vienuolynus, aš nesakau, visokių vienuolynų yra. Tikrai ten nebuvau, tiesiog daug galbūt rekolekcijų, studijavau su vienuoliais, bet čia ne apie tai šiandien klausimas. Klausimas apie tai, kiek aš atsiriboju nuo kitų žmonių. Tai va, dabar žiūrėkit, kada mes paaugame, o mes jau esame paaugę, ar ne, mūsų šitoje grupiai, mes paaugame, mes apskritai žiūrime žmonės kaip veidrodžiai. Kiti sako, oi čia, jeigu vyras geria, tai koks čia man veidrodis. Reiškia, jeigu vyras geria, aš jau čia daug kur minėjau, čia kaip pavyzdys, reiškia, manyje yra kontrolė, reiškia, aš tam žmogui sukuriu spaudimą, aš irgi kaip trigeris jam esu, ar ne, aš gal nepastebiu, pasąmonės lygmenį, ar ne, tai kaip ateina dirbti, sako, oi, čia su mano vyru reikia dirbti, ne, reikia dirbti ir su tavim, o gal pirmiausia su tavim, ir iš viso, jeigu tu pastebėjai, tai dirbti su tavim, su manim, ar ne, aš kiekvieną rytą iš tikrųjų su savim turiu meditacijas, ar ne, ir permastau iš tikrųjų, kas mane kabina, kokia čia būsena, kokia nemalonus emocija ir jausmas. Ir iš karto pastebiu, iš karto pagaunu už uodegos ir pala, ateik čia, kas čia tu, ir išdidinu ir pasižiūriu, ar ne, kas išlindo iš pasąmonės. Ir reiškia, ir tai va. Tai žodžiu, esmė tokia, kad tai yra žemos vibracijos, bet reiškia, kažkur tai pas mane pasąmonėj gamina tas mintis, ar ne? Kažkoks įveikis trigerina, kažkas išlenda. Sąmoningas žmogus nėra tas, kuris užkasa. Kaip žinot, tas mažas vaikas. Už durų paslėpiau, susitvarkyk vaikutį kambarį. Paėmė arba po lovą viską sugrūdo, arba už durų paslėpė. Tai čia vat irgi. Sąmoningas žmogus nėra tas, kuris už durų paslėpė arba po lovą paslėpė daiktus. Arba savo šiukšlės, ar ne? Sąmoningas žmogus išrenka šiukšlės, atskiria daiktus nuo šiukšlių ir šiukšlės ten išmeta. Žodžiu, įvykdo savyje transformaciją. Paima tą kažkokią tai būseną, įvykį ir pradirba. Kam nepavyksta patiems pradirbti, tai ateikit, iš tikrųjų pradirbsim. Tai va, dabar noriu pasakyti, kad vat kur sąmoningi žmonės kliūva. Tai vat sąmoningi žmonės vat dažnai elgiasi šitaip, kad savo šitas būsenas atsiriboja nuo tėvų, oi, man jie sukelia, man žemas vibracijas jie nekelia, jie ten žiūri televizorių ir ten negatyviai kalba. Žiūrėk dabar, jeigu jie žiūri televizorių negatyviai kalba, tu pažiūrėk savo būsenas, kokios tavo būsenos yra. Va su tom būsenom tau reikia dirbti, o ne kovoti su tėvais. Jeigu tu kovoji su tėvais, reiškia pas tave karo programa. Jeigu tu ignoruoji kažkokius žmonės, pas tave ignoravimo programa pasąmonė eina. Nereiškia, kažkas tave vaikystėje ignoravo. Va su tuo reikia dirbti. Va čia reikia dirbti. Aš jūsų atveju neišnagrinėsiu, čia reikia labai asmeniškai kiekvieną įvykį, kiekvieną emociją žiūrėti, ar ne? Ir pradirbinėti. Tokiu būdu valosi kristalas. Vat manęs klausia, kaip mes galim išvalyti kristalinę struktūrą, kristalą savo. Tai va taip ir valome, kad mes traukiame po vienam
emociją, po vieną įvykį ir valome, valome, valome. Tas valymas vyksta nuolat, ar ne? Tik tai, pavyzdžiui, jeigu dvyniai, tai jie tą aktyvaciją, kvantinis mokytojas atsirado, ar žmogus labai trigerina. Čia visiškai nesudaro skirtumo, ar sielos dvynys, ar kvantinis mokytojas, ar tavo tėtis, ar tavo mama, ar tavo vaikai, nesvarbu. Kur tavo problema, ten tavo darbo laukas, ten tavo vyksta darbas su tavimi, tavo aukštesnės jėgos, tavo visi mokytojai, angelai pajungti dirba su tavimi, jie pasiruošia tau padėti išsivalyti. Bet jeigu tu giniesi, tu esi aukoj, pirmiausia, tada reikia sutvarkyti su aukos programa. Tai va, kas yra aukos programa, yra mano 3 dalių įdėtas platformoje, kas yra aukos programa, susiraskite. Tenai išvardinta labai daug punktų, kas yra auka, ar ne. Pirmiausia, tai kad iškart puolai kaltę žmogus. Oi, tai jeigu tada aš būsiu kaltas, jeigu jie teisūs, tai aš kaltas. Ne, išnaikinti savyje dualizmą. Nėra taip, kad kitas ten kažką pasakė, aš kaltas. Ne, tai yra tavo problema, jeigu tu jautiesi kaltas. Kad kitas pasakė, tai čia žmonės kalba bet ką. Bet žiūrim, kaip mes reaguojam, ar ne? Jeigu mes reaguojam, reiškia, mus trigerina. Jeigu tėvai žiūri televizorių, mus trigerina, tai reiškia, aš nesu švarus, mano kristalinė struktūra užstringa, tai yra blokas kažkoks. Tai va, mes prasidirbam tos blokus. Tai dabar aš šiandien viską išaiškinau, visą sistemą, kaip vyksta. Ir vat kur užkliuvę sąmoningi žmonės sėdi savo ignoravime savo kristalinės struktūros va šitam va, kad mano kambarys švarus, nors visi daiktai ir šiukšlės sumaišyti po lovą, paslėpti, ar ne? Tai va, pradėkim traukti tas šiukšlės, nebijokim. Tai va, lygiai dabar aš ateičiau ir pasakyčiau, tavo kambarys netvarkingas, po tavo lovo yra šiukšlių, ar ne? Tai ką, tu dabar kaltas jausiesi? Ne, tu tiesiog ėmi ir tvarkaisi. Tai jeigu tu jauties kaltas, tai va, tai valom tada aukos programą. Reiškia, aš auka, aš nereguliuoju savo gyvenimo, nevairuoju jo. Vairuoja tas, kuris atėjo ir kad tau kažką pasakė, sukritikavo ir įžeidė. Tai va, tai žodžiu, ateikit, pradirbsim tas praktikas, išvalysim, tiesiog išmoksit metodus bent jau, kaip dirbti su savim. Nes kaip ateinat, tikrai sąmoningi žmonės ir ten, tikrai susimaišė, paslėpta ir tai vadina dvasingumu. Čia įrašas praeito buvo, ar ne, apie rožinius sakinius. Labai nepatogi tiesa, bet tiesiog turiu pasakyti, kad pastrigę mes toj vietoj. Ir, iš tikrųjų, tai kuo toliau, tai to labiau pradedi vertinti, va, to žmonės, kurie tave kritikavo, tau sakė, pradedi atverti ausis, ar ne, ta branda yra, kad, pasakė, man jis, padarė iš tikrųjų naudą. Jeigu mane giria, žiūrėkit, jeigu mums reikalingi tik pagirimai, reiškia, aš vaikystėje nebuvau palaikytas. Aš, reiškia, nemoku savęs palaikyti. Suprantat? Čia kita medalio pusė. Čia irgi yra tas trigeris. Čia šitam kanale nėra, kad vien tik liuliuosiu, vien tik meditacijos. Taip, yra meditacijų. Gali ten Gurkšnis dangaus paklausyti, ten daug meditacijų yra. Yra liuliavimo, yra mylėjimo, bet čia iš meilės jums kalbama, ar ne, visi šitie dalykai. Jie labai nepatogus, bet jeigu tu nori dirbti su savim, ir tai yra informacija prieinama, dovanai, ar ne, tai tada tu gali klausytis ir valytis, nes aš žiūriu, žmonės išsibraukia. Viskas tvarkoja, jeigu žmogus nesubrendęs, tai taip, prašau, išsibraukit, išeikit iš kambario, kai jūsų tėvai jūs nervina, draugas ten, blokuokit, ignoruokit, ieškokit to rojaus žemėje. Bet realiai rojus yra mūsų viduje, kada mes suvienijam pliusą ir minusą, sutaikom savo viduje vyrą moterį, sutaikom rusą, ukrainietį, ar ne? Kada mes viduj sutaikom tą pliusą, minusą, gerą, blogą, teigiamą, neigiamą, suprantat? Nėra to arba to. Tas žmogus, kuris mus giria, jisai mums gal didesnę daro žalą negu tas žmogus, kuris sukritikuoja ir pasako mums tiesą, drebia, ne? Jeigu mums ta tiesa nekabina, tai jinai, tiesiog praeina pro mūsų kristalinę struktūrą kaip pro kristalą ir praeina, bet jeigu mus kabina, žiūrėk, kur tave kabina. Tai tau padarė žmogus naudą. Aš, pavyzdžiui, irgi tik tai, nelabai senai tą supratau, nors kiek dvasingumo metų jau, ar ne? Tai tai čia mes dirbam, čia intensyvus darbas vyksta ir va čia šitam kanale mes dirbam, nes tiesiog
taip, šita aktyvacija su kvantiniais santykiais yra, kad tu čia ilgai nepamiegosi. Duoda truputėlį pailsėt, kai tos bangos, ane, sako, o jau aukštyn ir vėl žemyn meta. Kas meta? Iš tikrųjų, mūsų pasąmonė bloškia žemyn. Mes tik tai lipam ir vėl, bet tai reikia suprasti, kad tas vyks. Jeigu tu nuo to bėgsi, tai tu pavargsi eikvoti su savim kovoti. Kad oi, kada čia vėl bus gerai, kada, nes tai blogai. Suprantat, nekovokit, reiškia viduj karo programa, gynybos programa. Suprantat, kaip gaunas, mes pasistatom sienas didžiausias, aukščiausias, ginamės nuo žmonių, kai jiems visiškai vienodi mūsų gyvenimai, vienodai rodo. Kiekvienas turi savo ten tarakonų skeletų spintoje ir savo neigiamus dalykus. Tai mes užsidarom ir mes ten viduje, už tos sienos, toj kabinoje, žinot, kur prie pliažuose būna, persirengę ir pradedam ten, įsivaizduokit, su savim kariauti. Už tai, kad mūsų viduje yra traumos, mūsų viduje yra demonai, mūsų su savo demonais reiks susitvarkyti. Suprantat? Jeigu aš kariauju, ten demonai, mano demonai, ir nebijokim jų pamatyti, nes kuo greičiau mes juos pamatysim, kuo greičiau išvarysim, tuo mes greičiau gyvenimą turėsim. Ir ypatingai, jeigu mūsų serga gyvūnai susirenka mūsų ligas energetiškai, jie mums padeda, ar ne? Tai va, jeigu serga vaikai taip pat susirenka ir yra mūsų veidrodžiai, kad mes atkreiptum dėmesį, kas vyksta su manim. Ateina, sako, oi, mano vaikas ten taip, su juo taip ir anaip. Tavo vaikas iškėlė tavo problemą, žinokit, tai yra aksioma. Nes vat, mes tikrai dirbom su moterimis, kur vaikai turi alergijas, ar ne? Ir labai dažnai iki paauglystės, reiškia, susirenka. Ir vaikas darželyje. Po vienos sesijos alergijos dingsta nuo viso kūnelio, dermatitas yra nuotraukos ir įrodymai, ar ne? Tai vat, ir moteris parsiveda vaiką iš darželio, nors mes dirbom namuose, vaikas buvo darželį. Mes pradirbam su pasąmonė. Moteris parsiveda vaiką, sako, aš negaliu patikėti. Vaikas švarus vaikelis, visa odelė švari, kaip naujagimio. Tai žinokit, tai yra taip smagu, taip gera, kai pradirbi pasąmoninės programas su tėvų programom ir pas vaikus pasikeičia. Autizmas, alergijos, įvairiausios problemos, dėmesio sutrikimai, pykčiai. Viskas tai yra mūsų pasąmoniai. Suprantat, kas vyksta? Tai va, mielieji, mielosios, labai džiaugiuosi, kad esate, labai džiaugiuosi, kad dabar šventės artėja. Atkreipkim dėmesį į savo vaikus, padirbėkim su savim, nes adventas tas vat, atėjimas, laukimas, va to žvaigždės įsižiebimas, ar ne, šviesos įsižiebimas tamsiausiai nakty. Ir vėl pasikartosiu, kaip vat, ta simbolika, aš apie simboliką, ne apie religijas dabar kalbu, kad tvarte gimsta šviesa, ar ne? Užsižiebia žvaigždė, viltis. Vat kas tau ta žvaigždė, įsivardink. Kas tau tas tvartas? Man tai tvartas, va tas, va, kur aš turiu susitvarkyti, ar ne? Ir tas šviesos gimimas, tas Jėzaus gimimas, ar ne? Nesvarbu, kokios religijos tu būtum, vis tiek kalėda šventi, ar ne? Tai va, tai žodžiu, tas virsmas iš tamsos į šviesą, juodžiausią naktį ir pradeda ilgėti dienos, ar ne? Gimsta šviesa ir ilgėja šviesa, daugėja šviesos. Visa gamta pradeda judėti jau būtent iš šviesos pusė, ar ne? Tai va, tas šviesos tamsos balansas. Kiek aš savyje harmonizuoju. Jinai visada yra, ir naktis yra, ir diena, bet kiek aš savyje išmokstu harmonizuoti, sujungti. Tamsa reikalinga, kad pailsėčiau, diena reikalinga, kad dirbčiau, bet viskas yra mano harmonija. Aš nesakau, kad oi, naktis tai blogai, miegas tai blogai, ar ne? Tai va, arba diena tai blogai, arba diena gerai, naktis blogai. Suprantat, taip mes neįvardinam, priemamės. Naktį mes miegam gerai. Kai nemiegam, irgi gerai galbūt išjausti kažkokius dalykus, pasąmoniniai eina dalykai naktį, jeigu kankina kažką nemiga. Viską priimkim kaip gerai, kažką mane mokina, kažkas vyksta, nieko nėra veltui. Tai va, mėlyje, šiandien su jumis buvo Lingita ir iki susitikimo. Nuo kalėdų iki naujųjų metų jūsų laukia dovana. Galima bus klausytis įrašų, kurie yra uždarytoj platformoj. Galėsite klausytis
nuo Kalėdų iki Naujųjų metų. Taigi gražių švenčių, iki susitikimo.